Pildosi fantastų vizijos, žmonės vis daugiau laiko praleidžia virtualiame pasaulyje. Informacinės ir komunikacijų technologijos naudojamos darbe, pramogaujant, atsiskaitant už paslaugas. Mus stebi vis daugiau kamerų, o duomenys apie mus kaupiami globalių korporacijų ir įvairių saugumo tarnybų serveriuose. Kaip teigia informacijos filosofas Luciano Floridi, patiriame 4-ąją revoliucinę transformaciją. Ji privers permastyti mūsų vietą pasaulyje, santykius tarp žmonių ir valstybių, įvairių procesų valdymą, mūsų teisės ir laisvės. Fizinė erdvė praktiškai tampa nebe pagrindinė, kai kurie žmonės gyvena daugiau gyvenimo elektroninėje erdvėje. Galima pateikti pavyzdį, jeigu užeisit kokią kavinę ir jaunesni žmonės susitikę kavinėje, sėdi prie vieno stalo ir jie visi tuo metu ne toj vietoj, o jie visi tuo metu elektroninėje erdvėje, nes panyrė į savo išmaniosius įrenginius ir kažką tenai veikia. Tai reiškia, kad žmogus fiziškai būdamas vienoje vietoje realiai gali gyventi tą elektroninį gyvenimą ir to elektroninio gyvenimo proporcija bus didesnė negu jo fizinio gyvenimo. Režisierius Spike'as Jonze vienas talentingiausių kino vizionierių. Jo sukurtos fantastinės dramos Jį herojus įsimyli išmaniajame telefone moteriškų balsų kalbančią dirbtinio intelekto sistemą, patobulintą Siri analogą. Tai tikėtina, kadangi esame linkę sužmoginti įvairius objektus. Asmenukės vienas pavyzdys, kaip greitai žmonės priima naujas madas ir įpročius. Ypač jeigu sumaniai naudojamasi mūsų polinkių narcisizmą, norą mėgdžioti kitus arba paklusti įtakingesnių nuomoniai. Dauguma mūsų entuziastingai gyvendina Didžiojo brolio viziją, aprašytą Džordžo Orvelo romane 1984 metai. Internetu sumaniai naudojasi nusikaltėliai bei teroristai. Nuo tapatybės vagysčių nukenčia didžiausios kompanijos, bankai, valstybės ir milijonai žmonių. Teigiama, kad pasaulyje nuostoliai nuo elektroninių nusikaltimų per metus viršė $300 milijardų. Tai apytiksliai skaičiai, kadangi elektroninis nusikalstamumas viena latentiškiausių veikų. Ką reiškia šis terminas? Tai yra reiškinys, kai atliktos veikos nepatenka į oficialią statistiką. Mes apie jas nesužinom. Na, pavyzdžiui, kad ir incidentas banke, bankas, pavyzdžiui, nenori, kad apie tai sužinotų visuomenė, nes tas bankas gali prarasti pasitikėjimą ir jis tiesiog nepraneša, niekam nesako. Tai va čia yra pavyzdys, arba auka pati nesužino, kad atliktas nusikaltimas. Tai dėl latentiškumo iš tikrųjų statistika yra labai išsikreipusi. Nusikaltėliai visuomet vieni pirmųjų pasinaudoja naujomis technologijų galimybėmis. XIX amžiuje sparčiai augantis geležinkelių tinklas suteikė puikią progą gangsteriams išplėsti savo veiklą. Jie vienu ypu galėjo apiplėšti kelis šimtus žmonių. Šiais laikais elektroninė erdvė atveria nepalyginamai didesnės galimybės. Viena iš didžiausią finansinę žalą sukėlusių nusikalstamų veikų istorijoje laikoma 2015 metais atskleista vagystė, kai kenkėjiška programinė įranga užkrėtus bankų elektroninės sistemas pavogta apie $650 milijonų JAV. Technologijos vystosi greičiau nei tam tikra saugumo kultūra ar nei tam tikras teisinis reguliavimas. Ir tie patys nusikaltėliai tobulėja greičiau negu tyrimo pareigūnai, negu mūsų įstatymai ir panašiai. Tai čia yra pagrindinis klausimas, tai kągi daryti, kaip sustabdyti tą elektroninį nusikalstamumą, tuos kibernetinius incidentus. Ir čia yra eilė priemonių, pradedant teisiniu reguliavimu ir baigiant visuomenės švietimu. Teisinis reguliavimas dažniausiai veikia nacionalinėje valstybėje, o elektroninė erdvė yra globali, todėl toje erdvėje sunku gaudyti nusikaltėlius. Dabar esančio teisinio reguliavimo nepakanka. Šiuo metu sparčiai priiminėjamos kibernetinio saugumo strategijos. Tai valstybių vizijos apie veiklą kibernetinio saugumo srityje. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, jeigu gerai atsimenu, tai virš 20 valstybių, ar 20 netgi 8 valstybės jau turi kibernetinio saugumo strategijas. Ir tose strategijose yra tam tikros priemonės, pradedant tų vadinamų kibernetinių incidentų centrų steigimų. Štai centrai yra vienas iš tų praktinių modelių, kurie teigiamai veikia informacijos sklaidą, būtent per juos skleidžiama informacija apie kibernetinius incidentus. Lietuvoje pagal statistiką kasmet užfiksuojama apie 40 000 kibernetinių incidentų. Per pastaruosius metus jų padaugėjo keliais procentais. Deja, paprastai užfiksuojama nedidelė incidentų dalis ir mes nežinome realios padėties. Problemų gama yra labai plati, nuo valstybinės reikšmės objektų apsaugos
ne tik fizinės apsaugos, bet ir apsaugos, nes jeigu mes sugadinsime valdymo sistemas ir išvesime iš rikiuotės įmonę, tai arba ten sistema kažkokia, tai nuo to, ar jinai bus susprogdinta, ar išvesta kitų būdų, tai nedidelis skirtumas rezultate. Ir antras, tos gamos kraštas, tai yra individo duomenų apsauga, nes faktiškai dabar žmonės įsijungia į tą virtualią erdvę ir kas su jų duomenim daroma, daugelis iš žmonių visiškai neįsivaizduoja. Elektroninėje erdvėje ypač svarbu asmens ar kito subjekto, pavyzdžiui, banko identifikavimas. Joje gan nesunku susikurti netikrą tapatybę ir gyventi virtualų gyvenimą. Dalis tų veikų susijusios su tapatybės vagystėmis. Apsimetus kitų asmenių, stengiamas išvilioti slaptą informaciją arba pinigus. Specialistai pripažįsta, kad vien techninėmis priemonėmis tendencijų pakeisti nepavyks. Tyrimai rodo, kad labiausiai gali tą įtakoti patys vartotojai, apsaugodami savo įrenginius. Pavyzdžiui, kaip vyksta taip vadinamos DOS atakos, tai iš tikrųjų yra užkrėsti tam tikri įrenginiai, kompiuteriai, kurie tam tikros komandos pagrindu po to pradeda atakuoti. Ir dažnai vartotojai net nežino, kad jo kompiuteris, jo tam tikra sistema vykdo tuo metu DOS ataką. DOS atakos gali būti vykdomas iš vaikiškų žaidimų konsolių ir taip toliau. Paryžiaus įvykiai parodė, kad teroristai susirašinėjo per taip pat vaikiškas žaidimų konsolės, užšifruotų kodų, naudodami tokį metodą. Jungtinių valstijų Target parduotuvių tinklas 2013 metais prarado 110 milijonų klientų duomenis, kuriuos pavogė paauglys programišius iš Rusijos. Po metų kita rusų hakerių grupė pavogė daugiau kaip 1 milijardą vartotojų duomenų iš 420 000 interneto svetainių. Nusikaltimų mastelis, kaip ir technologijų pažanga, auga eksponentiškai. Yra iš tikrųjų tam tikra dalis, kur vyksta veikos, kurios realiai nematomos paprastam vartotojui, kuris negali prieiti prie tų priemonių, tų tinklapių, kuriais gali būti platinama pornografinė medžiaga apie vaikus, pavyzdžiui. Ir tai yra problema visuotinė, ir tai yra problema ir teisėsaugai, kiek aš žinau, išdirbami metodai, kaip daryti tyrimus, kaip sekti tą nematomą elektroninės erdvės interneto pusę ir kaip užfiksuoti, pavyzdžiui, kovojant su vaikų pornografija, tuos potencialius pažeidimo atvejus. Ypač aktyviai veikiama giliajame internete, naudojant Tor programinę įrangą, kuri garantuoja anonimiškumą, prekiaujama vaikais, žmogaus organais, jau nekalbant apie ginklus arba narkotikus. Google paieškos sistema apriepia tik 14% viso interneto. Todėl kyla diskusija, ar galima leisti rinkoje naudoti šifravimo priemonės, kurių net teisėsauga negali įveikti. Kiek esame pasiruošę paaukoti privatumo, siekdami apsisaugoti nuo nusikaltėlių. Juolab, kad visuotinis sekimas neužtikrina saugumo, ką liudija naujausi įvykiai Paryžiuje. Priešingai, tai gali paversti bet kurią demokratinę valstybę policinę. O kol kas didžiosios korporacijos kaupia mūsų duomenis ir juos naudoja savo tikslais. Dar prieš kokį 10 metį ir anksčiau dar asmens duomenys buvo tikrai tvarkomi lokaliai ir nebuvo kompiuteriai, kurie ne visuomet buvo jungti į tinklą. Tuo tarpu dabar atsirandant globaliems socialiniams interneto tinklams ir kitoms platformoms, kad ir tas pats Google'as, būtent jie tampa didžiausiais pasaulyje duomenų tvarkytojais. Kodėl vis dar palyginti lengva įsilaužti kompiuterinius tinklus? Viena pagrindinių problemų – specialistų, kuriančių programinę įrangą darbo brokas. Jie dirba skubėdami, nes konkurencija verčia kuo greičiau pateikti naują produktą. O programinė įranga labai sudėtinga. Pavyzdžiui, Microsoft Office 2013 metų programinė įranga sudaro 45 milijonai kompiuterinio kodo eilučių. Tai yra tik šiek tiek mažiau negu programinė įranga valdančia didį hadrono greitintuvą CERNE. Šiuolaikinį automobilį valdo komandų sistema, susidedanti net iš 100 milijonų kodo eilučių. Nenuostabu, jog nuolat girdime apie atrastas programos klaidas. Tomis silpnybėmis naudojasi nusikaltėliai. Prognozuojama, kad pasaulio verslo kompanijos 2017 metais kibernetiniam saugumui išleis apie $100 milijardų. Pagal statistiką maždaug 2/3 asmenų, kurie naudojasi internetu, yra tapę elektroninių nusikaltimų aukomis, tik tai jie galbūt to nežino. Elektroniniai nusikaltimai gali būti įvairūs, tai negalime sakyti, kad turi būti būtinai, pavyzdžiui, pasisavintos lėšos. Įsilaužimas į sistemą irgi tai jau yra elektroninis nusikaltimas.
vis glaudesnis žmonijos susiliejimas su informacinėmis ir komunikacijų technologijomis, smegenų implantai, platus dirbtinio intelekto sistemų naudojimas, automatizuojant netgi žurnalistų arba teisininkų darbą, robotizuotos medicininės diagnostikos sistemos jų diegimas verčia susimastyti apie mūsų santykį su kitais žmonėmis, aplinką ir mūsų vietą naujoje sumanių daiktų aplinkoje. Šiuo metu besiformuojantis daiktų internetas 2020 metais sujungs ne mažiau kaip 50 milijardų įvairiausių objektų. Dabar pagal statistiką išsivysčiusiose šalise statistinis vartotojas turi po kelis išmaniuosius įrenginius arba įrenginius, kurie atlieka tam tikras operacijų apdorojimo funkcijas. Tuo tarpu pagal statistiką yra manoma, kad už keleto metų vidutiniškai vienas interneto vartotojas pasaulyje turės apie 6 įrenginius. Tai pradedam išmaniaisiais televizoriais, šaldytuvais ir visais kitais įrenginiais. Mes tampame inforgais, socialinių tinklų būtybėmis, vis labiau priklausančiomis nuo pasaulinio tinklo. Deja, nebevaldome savo informacijos, kuri saugoma debesijoje. Įvairios kompiuterinės ir informacinės sistemos bendrauja tarpusavyje tiesiogiai, be žmogaus įsikišimo. Kita vertus, duomenys apie mūsų pomėgius, elgesį, požiūrį tampa preke, kurią viena korporacija parduoda kitai. Taigi tapome produktais. – 2015 metų pabaigoje Vilniuje vyko kibernetinio saugumo konferencija ir asmens duomenų apsaugos konferencija. Pastarojoje buvo kalbama apie kibernetinio saugumo užtikrinimą viešajame bei privačiame sektoriuose, ypatingų ir kitų asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą. Aiškėjo, jog teks spręsti daug problemų, kylančių identifikavimo elektroninėje erdvėje, privatumo apsaugos elektroninėje darbo vietoje, asmens duomenų tvarkymo, e-sveikatos sistemose ir kitose srityse. Lietuvoje dar anksčiau iš esmės nebuvo nei vienos tokios iš tikrųjų koordinuojančios organizacijos šiai veiklai. Tai yra, buvo eilė organizacijų, ministerijos, institucijos valstybinės, kurios užsiiminėjo tom problemom, bet jeigu reikėtų pasakyti, kas yra Lietuvoje atsakingas aiškiai ir valdo tą visą situaciją, to nebuvo. To pasiekoja ne tik to, bet bendrai šiandieną mes jau turime įstatymą, kuriame yra apibrėžta, kas koordinuoja šitą veiklą. Tiesą sakant, dar ne visai ta realizacija iki galo yra įvykdyta ir ryšium su to, tos konferencijos padeda susirinkti visiems suinteresuotiems asmenims, institucijoms, ras bendrą kalbą ir prieiti prie tokio, tvarkos, sakykime. Lietuvoje iki šiol to kibernetinio saugumo įstatymo iš viso neturėjo. Šis įstatymas įvedė tam tikrus bendruosius pagrindus, tai yra sistema, kaip valstybė turėtų veikti. Be abejo, tas įstatymas skirtas pagrinde kritinės infrastruktūros apsaugai ir valstybės sektoriaus apsaugai. Galbūt labiau pasigendama dėmesio į švietimą, į savireguliacinius mechanizmus. Lietuvoje jau yra kibernetinio saugumo centras, kompiuterių centrai. Dar trūksta bendros kultūros, savireguliacinių mechanizmų. Dabar priiminėjami įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai. Asmenys pradeda vis labiau suprasti savo privatumą, vis labiau stengtis įvaldyti ir vis labiau bandyti gyvendinti savo teises. Ir atsiranda net tokios paslaugos kaip elektroninės reputacijos valdymo paslaugos, kur tam tikri žmonės, verslininkai valdo užsakovų elektroninę reputaciją elektroninėje erdvėje. Duomenys, kuriuos mes be paliovos gaminame ir laisvai platiname kibernetinėje erdvėje, yra informacinio amžiaus teršalai. Mes teršiame informacinę aplinką ir patys nuo to kenčiame. Štai kodėl reikalingos ekologiško elgesio taisyklės, informacinė higiena. Kuo anksčiau prasidės kibernetinio saugumo pamokos ir diskusija apie informacijos naudojimo ir kaupimo taisyklės, tuo daugiau bėdų ir finansinių nuostolių išvengsime.